Tai. Su gražia daina, kaip sako, varau žvejoti. Vėlgi bandysiu savo pelkinėme ežeriuke pabandyti pagauti lydekaitę. Einu ant vakarinio, turim 2:30 dienos. Porai valandų. Radau laiko, aš kaip visada mane žinot. Šiaip turiu daug darbo, dabar turiu daug veiklos, iš tikrųjų visokios, kas liečia namus, bet mano yra, kaip sakoma, poilsis tai eiti prie ežero. Kiti eina pasnausti, kad ir va, draugai. Jie eina pasnausti, pabūti, sako, pailsėti. O mano poilsis yra kitoks. Mano poilsis yra meškerė į rankas ir nauja prie ežero. Gal kokią lydekaitę viliosiu. Jo, tikslas lydeka. Galvau pasimti šerinį spiningą. Kažkaip galvau, persigalvojau. Gal pabandysiu lydeką. O gal? Ant vakarinio kažkaip dar niekada nebuvau. Atrodo, ežerėlis prie namų. Netoli, bet vis taip ant rytinio. Ant vakarinio. Ir nebuvau taip atėjęs. Matys. Gal pasiseks. Žiūrėkit, kaip gražu. Rudenėlis. Faina. Lapų prikrytė. Šiandien toks oras įdomus ganėtinai. Toks biški lietutis. Kaip sakoma, linoja. Bet toks lengvas. Dulksna. Neįsivaizduoju. Ar teks šitą ežerį tas oras, ar neteks. Nu, bet nebandysi, nežinosi. Nu, tikrai gražu, nesakykit. Faina miške rudenį. Marga viskas. Spalvų gausa. Afigenai. Vien tiesiog pasivaikščioti jau kas reiškia. Dar jeigu žuvį pagausim. Oi, išvis bus pasaka. Mažajame ežeriuke pelkiniam. Nedidelė valtelė. Kai aš vadinu Promarin 110. Nu, koks metras gal. Aš neįsivaizduoju jos ilgio. Ir mažutė panėrinė va tokia su arkliukais. Nu, ar bandysim pagauti lydekaitę. Susidedu iš karto masaliukus, kad makaluotis nereiktų. Šiame ežere bent man visada sekdavosi tik kažkas ryškaus salotinio. Tai pasidedu blizgę tokią. 19 gramų Iron Wolfikas. Tada Iron Wolfo skęstantis vulgaraitis. Iron Wolfo iki 3 metrų irgi neskęstantis, bet neriantis irgi vobleris. Tada Relax Kopito, Vestinas ir Vestina. Meškerę šiandien naudosiu Sevidas rezonansas iki 19 gramų, 2,40 m. Ryte Iron Wolf ekspertas, 3000. Naujiena. Šio rudens mūsų. Žiauriai gera ryte, tikrai nėra brangi. Nu ir viskas gandonkiai. Nusimsim gandonkę ir varysim. Sėdėjau inkariuką. Na tokį. Tam, kad jeigu, sakau, pakils vėjas, kad išbūt vienoje vietoje, kad būtų smagu. Nu ir vadinam, valtį įsipyliau, liuksas, lekiam šaiką, lekiam. Bandysim pagauti lydeką rudeninę. Ja, pradėsim nuo didesnės gavos. Nu ir apsimėtam kampuką. Visada užmetu, leidžiu masalą nuskesti ant dugno. Jis nuskesta ir tada pradedu traukti. Traukiau kokie 4-5 apsukimai, tada tai patrukčioju ir vėl traukiu. Bandau išerzinti lydeką. Patrukčioju ir vėl traukiu. Kažkaip man šis būdas taip ganėtinai neblogai teisinasi dažnai, tai bandau paerzinti ją. Aišku, kartais nereikia, kartais tiesiog užtenka, tiesiog traukti. Pirmas metimas, nieko. Ir taip vėduklės principų ir stengiuosi mėtyti. Čia apsimėtam. Jeigu nieko, tada plaukiam kitur. Sakau, įsidėjau šiandien specialiai inkarą. Tai jeigu pakils vėjas, galėčiau įsinkaruoti, nes čia yra tokių, atrodo, visai fainų vietų. O pradeda nešti su valtim ir neįsigauna joje išbūti. Tai inkariuką įsileisim, laikėsis. Mūsų jisai laikės ir bus liuks.
įsivaizduoju, įsidėjau ir guminukų, ir blizgių, kaip matėt, ir voblerių. Prasimesiu, bus matyti. Ar čia kažkas teisinsis, ar ne? Kažką gal atrinksim. Pradžiai pradedu guminuku. Kažkokia žolė pagavau. Tai jau. Nu ir kantrybės ir pabiškį vamėtam. Nu, kokį inkarėlį įsidėjau, įsileisiu, nes pradėjo nešti. Virvės 5 metrus pasiėmiau. Sakau, turėtų ištekti. Užsuksime žirklo. Mazgelį paprastą. Nu, ir išbūsim vienoj vietoj. Galėsim atlikti daugiau metimų. Turim pirmą žuvį. Geras. Šaunu. Labai tik už lupytės galo. Ir geriausia, kad neturi samtelio. Eina savo. Kaip neturi samtelio. Opa. Viskas. Valiau. Turime lydeką. Mums pasisekė. Nu. Graži lydeka. Labai liks. Gerai. Pirmas inkariokas apšaudytas. Iš pirmo inkarioko vieną lydekaitę. Būtų visai nieko pagaut dar kokią vieną. Ir jau tada vakarui užtektų. Ar pasibūkimui, ar pasikepimui. Šviežia, skani žuvytė. Yra visada gerai. Nu, plaukiam toliau. Šitą kampą apsimėčiau. Plauksim biškį į priekį. Leisim inkarą irgi ant kampo, apsimėtysim visą kampą. Žiūrėsim, kaip ten. Gal ten ką nors, jeigu ne dar. Apsimėtysim čia iki sutemos, skaitykit pusę. Kiek čia po 2 biškį atėjau, pusę 3. Nu, tai čia 2-3 valandas ir sutems. Na, kai matot aplinkui pelkė, liūnas kažkokia. Tokia čia ta vieta, va. Tokia atrodo įlankėlė faina. Kažkokia žolė buvo. Tūrė, neatrodo būsi lydeka. Netūrė o yra, bet tik tai reikėjo suvilioti. Aišku, gal rytinis ir geriau. Tas, kaip sakoma, rytinis išplaukimas gal ir geriau yra negu vakarinis. Bet jau kai vieną pagavau, tai nėra čia ko skūstis. Tai jau gerai. Jau faina, per nagus gauta, žuvis pagauta. Liuksas. Pakeisim asaliuką. Pabandysim su blizgele. Vat grinai per tą pačią vietą pramesim, kur metėm guminuką. Jau pažiūrėsim. Ir skirtumas nėra. Gal ant blizgės daugiau norės kepti. Būna kartais. Kad vienas masalas kažkaip mažiau dirba, kitas labiau. Vėlgi blizgė ešerys kartais kimba ant blizgės. Blizgę tai aš traukiu, tai va traukiu, būna sustoju, šiek tiek leidžiu paskesti, vėl traukiu, sustoju, leidžiu paskesti. Nu, va, tokiu principu. Ir kartais ant tos pauzelės, kada sustoju ir būna kala lydeka, nes dažnu atveju jinai seka ir jeigu tik sustoju, kažkas pasikeičia ir jinai tada nebeišlaiko. Taip pačiai kaip ir matėt mėtau. Mėtau būna pratrukčioju ir tas pratrukčiojimas, kažko pakeitimas išveda iš kantrybės, būna plėšrūna ir kala jinai. Tai va. Animuoti reikia. Ne visada, aišku, bet dažniausiai atveju tai reikia. Gerai tas animavimas.
panimavimas, su prasme, išvilioja, jisai kartais išprovokuoja tą žuvį. Tas toks trukčiojimas kažkokio pravedimo pakeitimas būna tikrai masalų keitiliojimas irgi. Žiūrėkit, vieną lydeką pagauni ant vieno, kitą ant kito. Aišku, būna, kad atrenki tiesiog masalą, kurio nori tą dieną. Visai būna. Reikia turėti kantrybės ir dirbti, daryti. Ir tikrai kartais tai labai gerai pasiteisino. Blizgės kol kas keli metimai. Nieko. Padarysim kokius 5 metimus, jeigu ne, tai dar pabandysiu su vobleriu. Ir jeigu neplauksiu, toliau dėsiu kažką kitą ir bandysiu. Antras inkaras tuščias. Net kibimo. Ir reikėčiau masalų kalną, bet nieko. Gerai, varam toliau. Trauksime burtus, chebrytę, kasgi laimėjosi Veidos smagią maikutę. Filme Rudeninė žvejyba per lietų ir vėją 2025 #67 buvo paskelbtas konkursas. Ir dabar mums reikia ištraukti nugalėtoją. Yra tokia programa YouTube Random Comment Pickeris, kuris padeda mums ištraukti nugalėtojus. Labai faina programėlė, jinai atsitiktiniu būdu ištraukia būtent laimingai. Čia galima pasirinkti visokių tokių pasirinkimų įdomių. Pas mus yra visas konkursas pagal raktinį žodį. Taigi, mums reikia įrašyti žodį Siveida. Va, tai ir būtent šitas žodis buvo raktinis žodis tam, kad laimėti maikutę. Tai rašom Siveida ir žiūrim, kiek buvo dalyvių. O dalyvių buvo netgi 218. Fainiai. Ir traukiam nugalėtoją. Ir lemtinga akimirka. Rolandas B7337. Parašė žodis Siveida. Nuliuksas uždėjo gražų paveiksliuką. Ir jis yra laimėtojas. Taigi, Rolandai, tave sveikinu. Susisiek su manimi matomais kontaktais, kuris tau patogesnis. Tai ar būtų elektroninis paštas, ar tai būtų messengeris. Ir susitarsim, kur tau ir kaip išsiųsti dovanėlę. Matomai bus per paštomatą. Tai reikės tavo telefono numerio, reikės paštomato LP Express, kuris tau labiausiai tinka. Ir viskas. Prizas bus tau išsiųstas. Taigi laukiu tavęs, o dabar keliamės atgal į filmą. Gražus toks kampelis. Bandysiu apsimėtyti kranto liniją. Gal čia, sakau, susivilios kažkokią tai slideką. Kol kas tik tai viena, ta, kur užkybo. Smagu, aišku, ir viena. Ir lyg dar turėjau vieną kibimą, tik barštelę. Bet taip ir nesupratau. Arba labai tai už uodegos galiuko kažkur bandė čiuptelti, arba ar gal šiaip per kokią šaką, aš neįsivaizduoju, kažką praėjau, nes toks atrodė lyg iš žuvies kibimas, bet ir nesuprasi iki galo. Tai galim sakyti, kad vienas kibimas, viena lydeka kol kas. Tai va. Bandau. Gal ant vakaro sukilus didžioji lydeka, gal kokia kals trajako ar kokių 4. Oi, būtų faini. Tai čia pasigalinėti. Galvoju, gal reikia woblerio, bet kiek bandžiau ir nieko. Su guminuku dabar mėtų irgi nieko. Nesuprasiu. Ar neaktyviai visiškai ta lydeka, ar tiesiog neįtaikomas. Ar pravedimas, ar masalas. Nors ateina, aišku, dažnai valanda X, kada darai visiškai tą patį, o kimba, kaip sakoma, kaip išprotėjusius ir tada galvojam, blemba,
Atrodo, visą dieną tą patį dariau ir va dabar, kai pradeda kit, būna jos tiesiog pradeda maitintis ir jos kimba. O būna, aišku, rytai kai kažką. Būna, kas jas veda iš proto, tiesiog kažką atrandi tokio, kad jos, kai išprotėjusios, pradeda imti. Tai reikia tik tai bandyti. Ir bus gerai. Mailius čia ant kampo stovi, tai aplinkui turėtų būti ir lydekų. Su kur metu visus kampukas vien mailiaus pilnas. Vos net plauk prisigaudyti mailiaus ir suplūdė mešerių. Pabandyti pagaudyti. Irgi tema gera. Mintis yra tokia ešerio. Rudeninio pabandyti su mailiuku. Kogi ne? Visi tik vasarą, tik pavasarį, o ko rudenį nebandom. Gal visai ir smagiai būtų. Gal kitą dieną ar pabandysiu. O grinai ešerą ant mailiaus. Aišku, su mailium bus sudėtinga turbūt, bet bandyti reikia jo pagauti. Šitame ežerėlė, tai žiūriu, jo yra, gal anksti ryte atvaryti. Pabandyti pasigauti ir į kitą ežerą nusivežti. Eik tu savo. Grinai skęstant į kalę eina savo, bet nepakirtau, dar palaikiau. Leidus, dum. O, tu matai. Giliai reiškia, jinai stovi. O kodėlgi nepabandyti inkarą įsileisti vidury ežero. Ir gal ten pagaudyt lydekus. Bet tai bent smagu, kad turėjau kibimą. Jau faina, jau faina. Nu, bandom kartoti ten tą pačią vietą. Toli ten. Būtinai užsilenkiam lankelį. Grunai ant skendimo, kai šovė. Geras. Šį kartą ne. Įdomiai. Jis gal pabandyti atsistoti grinai vidury. Jeigu virvės užteks inkaro, atsistosi vidury ir bandysi pasimėtyti į šonus gal. Gal taip? Kips. Dar vieną lankėlę apsimėtau. Ir jeigu ne, tai dar vienas inkarėlis ir viskas, varysiu namučio. Turėjau ką tik irgi prisilietimą, bet tokį atsargų. Vos, tik kažkas. O, matot kaip su tom lydekom. Nėra tai viskas paprasta. Atrodo, ruduo jau turi kibti viena po kitos, bet viena po kitos jinai nekemba. Bando, aišku, kažkas prašauna. Ir viskas tik ten tvestino gumo šiandien. Kiek bandau kažką kitą, nu nieko. Kaip įdomiai. Nenori vat kažko kitko ir viskas. Vienintelis atrodo guminukas, kuris dar kažką tais domina, tai yra šitas ganėtinai nemažas Vestino 12,5 cm guminukas. Oho, turim didelę žuvį. Net valtį visą sukioja. Oho, gerai kalė. Net nenori kilti. Biški, pareguliuosim stabdžiuką. Turim kažką tais gerą. Oho, hebra, apie 3 kilus bus žuvis. Ir neturiu, eik tu savo. Biški atleis stabdį. Eik tu savo, kokia jinai stipri. Oho. Nu, čia aparatas. Eik tu, kokia bandūra. O čia tai aparatas. Čia tai aparatas. Bent pamatėm kokią dydžią. Neįsižiok.
Nu, bandysime ją pasimti. Gražiai prisitrauksim. Oi, didžiulė kokia. Kokia didžiulė. Nu. Opa. Yes, šaika. Belė kokia gerumo žuvis. Tuoj kamerą pakeisiu. Pamatysit koks. Žiūrėkit, kaip guminukas aš čia suvalgė. Įsasu. Kokia nebereikalo. Kokia gera. O. Aš toliau tuoj parodysiu. Aparatas. Čia tai aparatas. Yes. Nu, trajakas, kai... Čia reiks ir replių. Įvarius čia gerai. Eina savo, kad didumo. Čia tai gerulė. Tuoj replytės įsitrauksim. Išsikabinsim. Specialiai turi didelę žvėjurį replę. Kad būtų patogu išimti. O. Vestinas ir belė kokia lydeka. Belė kokia. Yes. Žiauriai laimingas. Gerai, kad virvė plaukianti atsikabino inkarus. Eina savo, vojami plaukianti virvė. Būčiau pametęs inkaraitį. Dumblelis čia biškutė. O, nuplaukiu dar paskutinį taškelį ir viskas, namučio. Aфигена žuklė. Aфигена. Pagavau tai, ką norėjau. Labai faina lydeka. Skau gal trajakas, koks va ir yra trajakas. Liuks, liuks. Žiauriai laimingas. Žiauriai laimingas. Labai gerai. Toks lapūginėlis. Čia apsimėtau ir varau namo. Gaunasi, kad žvejoju 1,5 valandą. Ir 2 žiauriai gražios lydekos. Žiauriai gražios lydekos. Čia geriau ir nenorėk. Aфиgenai. Tas inkaras gerai, kad pasiėmiau. Liuksas. Ir stebėt, kad vėl nepameščiau. Toks lapūginėlis. Turėtų čia būti lydeka. Faktas neturėtų, jinai čia ir yra, bet ar kips, tai vat ne faktas. Nu, liuksas. Gražus kibimai. Kiek iš viso? 5 kibimai buvo. 2 pagautos. Nu ir vat vis Vestino guma vis tiek padarė savo. Jinai šiandien labiausiai vilioja žuvis. Ne faktas, kad kitą kartą jinai labiausiai vilios, bet šiandien jinai labiausiai vilioja. Taip, dar jeigu tai pakalbėti dėl meškerės, dėl visko, tai 2 sezoną gaudau su Seveida Resonance spinningu iki 19 gramų. Drąsiai mėtau gumas, nes kuri su galvakabliu, 10 gramų galvakablis ir pati guma ir madomai sveria tikrai daugiau negu 10 kokių gramų, net neįsivaizduoju sveria, bet turbūt testą aš viršijo. Viskas man patinka, kad jis žiauriai smagiai žuvį laiko, jis suamortizuoja ją, sugeria smūgius ir tikrai, tai prasme, kai traukia, tikrai smagiai viskas jaučiasi. Sakau, spiningėlis nėra brangus. Jeigu lydekom norit 2 metrai kiam išvaltės pats tas. Plius jisai labai gerai bus džigui iki 20 gramų. Nes jis yra džigui sukurtas kotas iš tikrųjų.
Tai va, tai tiks ir starkiui padžigauti, ir ešerį, ir kokiam paternosteriui patraukit su didesniais svoriais. Tikrai vertas dėmesio. Kuo jisai ypatingas šitas spiningas, jisai nėra brangus, tai yra vienas dalykas, bet jisai yra nešlifuotas anglies, o nešlifuotas anglies spiningai, tai yra pas visus brangius gamintojus. Grinai, jeigu brangus spiningas, brangaus gamintojo, tai jie irgi naudoja šitą pačią technologiją nešlifuotos anglies. Būdas yra. Tai va. Yra nešlifuota anglis tuose spininguose ir sakau, čia yra verta žiauriai dėmesio meškerė. Tikrai jinai jautri, žinokit, žiauriai jautri. Tai prasme, žuvį laiko nuostabiai, metimas geras su ja. Aš nežinau, nei ką sakyti, prasme, už tokius pinigus vieni pliusai, čia kosmosinė meškerė. Tai va, ir ne kartą jau buvau trinktelės aš ją ir toks išsigąsti galvoju, o anglis, tai reikia atsargiai, taigi, nes nebijo smūgių, kol kas dar nelūžo. O žuvų kiek aš pagavęs, tai eina savo. Tikrai daug. Figienas dalykas. Ryte Iron Wolfo 3000, sakau, šių metų naujiena. Irgi puikiai suka, puikiai veikia stabdis. Labai viskas liuksas. Taip, kad valas. Dabar sakiau, vienetukas ar vienetuką čia aš užsidėjęs. Jos įveidos. Multikoloras. Irgi. Nėra kas geriausiai, jisai brangus. 9 eurai ar 10, žinokit. Komplektukas galim paskaičiuoti. Ryte 69, valas 9 ir kotelis, man atrodo, 40 kažkas. Tai įsivaizduokit. 100 gaunasi apie 20 eurų. Nuostabi meškerė. Nėra čia tokia pati išpigiausia, bet nėra tikrai pati iš brangiausia. Gerai, dar metimas į vidurį ežero. Jeigu ne, varom namo. Užtenka puikiai pagautos 2 didelės žuvys gražios. Antra tai iš vis kosmosinės, sakau, tokią kovą davė. Žiauriai patenkintas. Jeigu ne, ir plauksim namo čia. Viskas, šaika. Deduosi daiktelius ir varysiu namučių. Labai smagiai praleistos kelias valandas gamtoje. Susipakuojam spiningėlį. Pavadėlį irgi va, faina tokia pusiau styga, bet minties. Jeigu norite, atsiųsiu nuorodą. Žiauriai geras spiningiukas. Tai va. Susitvarkom. Meškerėliam gandonas. Irgi ofigenas reikalas. Ir liuksas. Viskas, šaika. Likiu. Taip, kad pasakysiu visiems. Ačiū už peržiūras, ačiū už komentarus, ačiū už laikus ir susimatysime kitame filme. Ir sveikinu dar kartą konkursų nugalėtojus. Ate, hebra, kitose žuklėse. Liuksas.